Čia tavo viena mėgstamiausių sriubų. Tikrai, bet čia šių metų atradimas iš tikrųjų pas mane. Ragavau ir anksčiau, bet pati pradėjau daryti. Pomidorinė sriuba yra fantastiškas patiekalas, kai yra šviežių pomidorų. Čia ypatingai Tikrai, vasaros pabaiga, rudens pradžia, kai geri, skanus, prinokę pomidorai. Bet tą patį skonį išgauti gaminant, tarkim, žiemą yra labai sunku. Neišgausi skonio čia, taip galima pasakyti. Bet yra keletas subtilybių. Kai gamina konservuotus pomidorus, juos gamina būtent sezono metu, kai būna skaniausi pomidorai. Ir tu parodysi. Aš parodysiu, kaip padaryti nuostabiausią pomidorų sriubą su papildomu cinkeliu, kolduniukus su sūrio įdaru. Kaip pasigaminti vieną skaniausių šio sezono gardų sriubų, tuoj sužinosit. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Tai šitą receptą mes, Daiva, pradėsim nuo sriubos, žinoma, nuo sriubos. Ja pasigamint su keletą tokių kertinių pagalbininkų bus tikrai super paprasta, bet kad mes išgautume tų kepintų orkaitėje šviežių pomidorų skonį, mums reikės būtinai pomidorų pastos. Kaisk puodą. Jau iš karto. Čiupk peilį į rankas ir pirmiausia, bet kaip susismulkinam porą svogūnų. Pagaliau, Gediminai. Bet kaip? Bet kaip. Žinok, jau senai verkiau nuo svogūnų, net nuo kaimiško svogūno neverkiau. Pravirkdžiau, Daiva, atleisk man. Nepamirštam aliejaus. Jo, kokius 3-4 šaukštus. Gerai, česnakus 6 skiltelės, tikrai net nepasijaus, nieko nesmulkinam, stebuklingas Electrolux dangtis ir viskas susitraukia iš karto į gartraukį. Kepinam, kol svogūnai suminkštėja, vos pradeda karamelizuotis, skrusti. Ir tada ateis eilė ypatingajam ingredientui. Reikia būtent taip apkeptų svogūnų. Kai jie nuskaidrėja, pradeda karamelizuotis, krašteliai apskrunda ir svarbiausia, česnakas nespėja sudegti. Taigi atėjo laikas įdėti tą ingredientą, kuris pakeičia sriubos skonį. Tai puikiai žinai, kad kai gamini šviežių pomidorų, tu juos kepi, kartu su daržovėm atsiranda tas paskrūdusio tokio dūmo skonio pomidoras. Pilnas skonės toks sriubos. Įdėjus porą šaukštų pomidorų pastos, kartu su svogūnais ir gerai ją pakepinus, nereikia, kad pradėtų degti, bet gerai pakepinus, būtent atsiranda tas pats skonis, kaip pakepus šviežius pomidorus orkaitėje. Tai žodžiu, galim ir žiemą išsisukti, taip? Tikrai taip. Puikiai. Ir 2 ingredientai, kurie ilgą pomidorų sriubos darymą padaro super paprastu ir trumpu. Kai nereikia ryte pradėti virti sriubos. Tai, kėdainių konservai, nežinau, aš manau, kad jau pripratinom ne vieną turėti namuose būtent šitos serijos ir šitai sriubai labai tiks būtent su sūriu. Nes šiaip virdamas pomidorų sriubą, dar įdedu ar kreminio sūrio, ar rikotos, ar kažkokio sūrio, kad būtų kremiškesnė. Norisi to ir riebumo šiek tiek. Jo, tai čia jau viskas yra sudėta, subalansuota ir 2 indeliai. Aš paimsiu kitą ingredientą, tai vištienos sultinys. Geras, kokybiškas vištienos sultinys natūralus, kurio galite surasti, žinoma, užsukę į gardų. Ir jo reikės tokio paties kiekio kaip ir pomidorų. Galbūt šiek tiek daugiau. Vieną. Irgi neapstaškyk. Ir tokiu būdu neprapuola nei lašas padažo. Užverda, ta prasme pradeda burbuliuoti. Sumažinam kaitrą iki, nežinau, žemesnės negu vidutinė. Uždengiam ir paliekam palengva dar pasitroškint,
kol mes pasidarysim kolduniukus. Oi, mes pasidarysim jau tokią rudenišką sriubą. Tikrai taip. Parduotuvėse galima rasti jau paruoštos kolduniukų tešlos. Jinai visiškai plonytė, tokia graži, geltona tešlytė. Štai. O, geras. Padaryta Ir jau. viskas? Jo, Nusiperki ir turi. reikia tik įdarą. Norėtųsi su tokiu žiemišku patiekalu truputėlį grįžti į vasarą. Vasara, pomidorai, mozzarella, pesto, puikiausias derinys. Mozzarella mes netgi nepjaustysim. Aš tau truputėlį paplėšau, tu su šakutė užbaig trint. Ir mums kiaušinio įdarą nereikės, kad surištų mozzarella. Taip, Čia tarp kitko toks išeina patiekalas praktiškai vegetariškas. Jokios mėsos, jokių Taip, labai kiaušinių. lengvas. Kad masė gautųsi vientisesnė, įdėsim truputėlį rikotos, 100 gramų rikotos. Tikrai pilnai pakaks. Ir mūsų jau visų pamėgtas šviežias pesto. Tikrai lygių savo neturintis. Ir viskas. Įdaras paruoštas. 2 minutės ir turim. Ir turim. Ir dabar ta linksmoji dalis, reikės tiesiog klijuoti pačius kolduniukus. Pasidarai šulinuką, šaukštelis įdaro, dedi į tą šulinuką ir štai taip visą Į viršų tiesiog. Padarai tokį krepšelį. Labai smagus krepšiukas. Ir viskas. Nereikia daug kažkokių... Ir nereikia nei su vandeniu. Tarp kitko vandens, aš galvoju, Šiek tiek būtų gerai. Truputėlį galima kraštelius patepti, kad jau 100% susiklijuotų. Kad verdant neišbėgtų įdaras skanus. Gediminai, šitos koldūnus, žinok, manau, kad padarysiu. Pastatysiu vaikus prie stalo. Jo, čia toks smagus užsiėmimas su šeima gali būti, kai kiekvienas pagamina savo rankų darbą. Ir tada suvalgo. Čia yra svarbiausias momentas, kad jeigu jau pats pasigamini, tada labai skanu suvalgyti. Mes juos galėtume gaminti pačiais įvairiausiais būdais. Galėtume mesti tiesiog į sriubą. Galėtumėm grūzdinti aliejų. Galima netgi grūzdinti. Tikrai taip. Galima tiesiog išsivirti sultinį arba vandenį, bet mes rinksimės tokį daugiausia skonio ir galbūt saugiausią būdą, tai mes virsim garuose. Ir mes turim tokią labai fainą skardelę su skylutėm. Tai garai labai gerai cirkuliuoja. Vienintelis dalykas, ką reikėtų tikrai nepamiršti, tai skardelę vos patepti aliejumi. Jeigu mes tiesiog padėsim kolduniuką, yra tikimybė maža, bet yra tikimybė, kad jisai virdamas prilips. Ir dabar tiesiog sudedam visus kolduniukus. Virtinius su sūrio įdaru virkite iki 100 laipsnių įkaitintoje orkaitėje su garų funkcija arba virimui garuose skirtame inde 6-7 minutės. Jeigu dalį virtinukų užšaldysite, vėliau jos neatšildytus virkite garuose 10-12 minučių. Daiva, ruošk trintuvą, nes... Aš jau norėjau bliūdą kišti. Štai kokie kleckiukai. Oi, kokie dar pariškėjo, netgi spalva. Taip, gražuoliai. Tavo darbas sutrinti sriubą. Kol tu įpilsi sriubytę, aš parodysiu vieną dalyką, ką galima dar su pesto padaryti, būtent šituo stipriu tirštu pesto. Tai aš darau užpilą, paėmęs šaukštą pesto, išmaišau maždaug šaukštę arba 2 tiesiog gero tyro alyvuogių aliejaus ir visą tai tiesiog dar labiau pagartina sriubą. Taip, sustiprina skonius, labai gražiai atrodo. Riešutėlių. Arba kokių nors skrebučių ir puikiausia sriuba, pomidorinė sriuba paruošta. O netrukus po pertraukėlės grįšim su dar vienu puikiu receptu. Gaminsiu tokį
galbūt nostalgišką, sakykime, sostinės keksą.